čia rimtos statybos? Čia vyksta naujos šildymo sistemos įvedimas, namo apšiltinimas ir kas čia dar vyksta. Ir truputį, kaip renovacija, kad jisai būtų ir šildesnis ir kainuotų truputį pigiau negu dabar. O kas bus per šildymas? Kažkokia tai geotermija? Ne, iki geotermijos, aš manau, kad geotermija kol kas yra nesveikai išpūstai brangu, dėl to, kad nėra tiek daug pasiūlos, kiek yra paklausos. O šiaip yra klasikinės dujos, bet jos kažkaip dabar labai moderniai, labai efektyviai, labai greitai ir labai autonomiškai. Tai ta prasme, tu nusprendei pakeisti apskritai viską? Visą. Kitaip tariant, kad rekonstrukcija buvo daroma tam, kad būtų ir šilčiau, ir ženkliai pigiau. Vėlgi sakau, tai ekonomija nuo ekologijos labai daug skiriasi. Yra kėdutė, tai mes gal patikėsim kurnos. Tai gal bus per žemai? Taigi nėra čia kiaunių. Aš girdėjau per radiją apie inkilų kalimą, kad sakė, kad galima, kad kaimų vietovėse, kur kiaunės gali pasiekti, reikia aukščiau kelti, o šiaip užtenka 3 metrų. Tiki? Tai gal vat ant šitą medžią galima, ne? Mūsų parangus vyniai už 3 centus. Čia 2 pakaks, ne? Bigger or smaller? Aš manau, kad smaller. Man tai atrodo, kad smagu, kai saulė žadina paukštukus. Tai matai, ta saulė, kuri žadina paukštukus, yra vienas taiks, o ta saulė, kuri mane žadina, tai visiškai nerytinė nespėjo, turėtų būti ne pietinė kokia nors, tai gal geriau tegu jie žiūri pietus, ką? Gyvenkit! Papajudink, ar neiškris paukščių? Kur toks laikas? Euroremontas. Man dar vieną reikia? Ne, laikysis. Gražiai atrodo. Netrukus žinosim, atskrido, neatskrido, kiek išsirito. Ne, pranešime. Taigi mums davė garantinį. Sakė, kad jeigu nebus, tai kitais metais galim galvą duoti, tas inkilėlių specialistas. Tai kitais metais reisim duoti. Na jo, mes galėsim papasakoti po to kitose laidose. Atskrido paukščiukai, neatskrido, po to kiek išsirito. O šiaip tai galima, žinai, dabar yra kameros, pastato kameras. Webcamą ir darai realybės šou, darai paukščiukų realybės šou. Man atrodo, tu čia įsileistum kamerą. Laisvai, ne viena, čia kiek kamerų buvo gyvenime. Po reklamos žiūrėkite. Biomasė ir biodujos – dar viena alternatyva iškastinio kuro energetikai. Kiekviena investicija į Lietuvos biokūrą, ar tai būtų į šiaudus, tai reiškia būtų investicija į žemės ūkį ir plėtra jame, investicija į medienos biokūrą, tai yra į Lietuvos miškus, į biokūro ruošimo įmonės, tai yra investicija į Lietuvos ekonomiką ir jos skatinimas. Atsinaujinančios energijos ištekliai tai ne tik vėjas, saulė ir vanduo. Ieškodami alternatyvų vis senkančioms iškastinio kuro atsargoms ir būdų, kaip mažiau veikti klimatą, žmonės sugalvojo elektros energiją gaminti iš šiaudų, žolių, iš medienos atliekų, galų gale iš dumblo. Apie visą tai reportaže pasakoja Rūta Stalionytė. O, kaip išgąsdinom. Viskas. Nu, čia jau ką mes supiliam į kriauklės, indus išplaunam daug ką. Tai čia palyginus gerai, bet vat, kai dar tarybiniais metais, kai aš jau visą gyvenimą dirbu, tai ten mėsos kombinatai, kai paleisdavo, tai čia plaukė storis sluoksnis, taukų visokių, kuriuo sunku surinkti. Tai dabar situacija gerėja? Ta situacija dabar tokia, ta mėsos pramonė yra jau kitaip sutvarkyta, dabar nieks tų riebalų nepilia į kanalizaciją. Susitvarko, kažką utilizuoja, kažkur panaudoja. Per parą iš šiuos vandens valymo įrenginius atkeliauja apie 70 tonų nuotekų. Iš jų gaunama apie 20 tonų dumblo, kuris specialaus proceso metu virsta naudinga energija – biodujomis. Viena iš atsinaujinančių energijos išteklių rūšių.
beveik 8 kubiniai metro biodujų per parą. Tai perdirbtos Kauno atliekos. Jos gamina elektrą ir šildo vandenį, bet apie viską iš eilės. Prieš 10-metį kauniečiai savo vandenvalos įmonėje įdiegė nuotekų dumblo pūdymo technologijas ir pradėjo gaminti biodujas. Iš pradžių degino jas žvakėje, pardavinėjo Žemės ūkio universiteto miesteliui. Prieš 3 metus, kai čia buvo pastatyti biologinio valymo įrenginiai, elektros generatoriai ir šilumos katilai, bendrovė iš biodujų pasigamina tiek šilumos, kad net viršija savo poreikius, o parduodami skirstomiesiems tinklams elektrą gauna naudos. Būtų labai neprotinga jų nedeginti ir negaminti energijos. Va. O jeigu nepūdytume dumblo, tai, kaip matot, nepūdomas dumblas, kaip Vilniuje, ten, jeigu kaupiamas kokiuose kaupyklose, tai jis skleidžia blogą kvapą, nepūdytas dumblas ir yra problemų, tai galima teikti, kad yra ekologinė nauda aplinkos saugojimo. Specialistai tikina, kad neišnaudojame beveik 300 MW Lietuvos biodujų potencialo. Vien komunalinių atliekų energetinis potencialas 200 kilotonų naftos ekvivalento. Iš nuotekų gaunamų biodujų sudėtyje yra maždaug 70% metano, kuris patekęs į aplinką skatina šiltnamio efektą. Pagal kaloringumą, aišku, mūsų biodujos yra mažiau kaloringos negu gamtinės dujos, sakykime, jos maždaug apie 60% turi šiluminės vertės. Kadangi jos yra negrynas metanas, matote, gamtinės dujos yra grynas metanas, labai mažai priemaišų. Va. O kainos skirtumas? Kainos tų biodujų tokios nėra nustatytos, jų niekas nenustatė, tai mes kai parduodam, tai mes maždaug orientuojamės į gamtinių dujų kainą ir atitinkamai kiek kaloringumas mažesnis, kokiu procentu, maždaug mes tokią ir kainą aptariam su tuo pirkėju. Vis dėlto turi praeiti beveik mėnuo, kol į šiuos įrenginius patekusios miesto nuotekos pavirsta naudinga energetinė žaliava. Čia yra sulaikomos plaukiančios medžiagos įvairūs ten, sakykime, skudurų formos ir panašiai. Ir taip pat sulaikomas smėlys, reiškia, va, tokios nuosėdos. Tai čia šitos pirminės atliekos yra išvežamos į sąvartyną jos. Paskiau nuotekos patenka, reiškia, pirminius ėsdintuvus čia, kur nusėda organinės medžiagos. Taip pat organinės medžiagos yra pagrindiniais šaltiniais biodujų gamybai. Paskui, reiškia, nuotekos kliūna į biologinį valymą čia. Čia yra biologinio valymo įrenginys arotankas. O valo ten jau kažkokios specialios bakterijos? Čia jau valo, aišku, mikroorganizmai, kurie šalina likusio ištirpusio organiką. Čia nusėda suspenduotoji forma organika. Čia yra, reiškia, išvaloma tirpi organika, tuo pačiu šalinamas azotas ir fosforas iš nuotekų šiame renginyje. O paskiau jau tas visas nuotekų ir dumblo mišinys pakliūna antrinius ėsdintuvus, kur antriniuose ėsdintuvuose dumblas atsiskiria ir vėl yra perpumpuojamas į tą patį darbo ciklą atgal, jis sukasi ratu, o valytos nuotekos išteka jau į Nemuną. 4 didžiulėse talpose metantankuose pūdomas išvalytas dumblas ir gaminamos biodujos. Reikia pasakyti, čia vienintelė visoje teritorijoje vieta, kur jaučiamas nemalonus dujų kvapas. Turi būti 35 laipsniai. Tai čia mes, reiškia, kaip tik ta pati šiluma, kuri gaminasi iš biodujų, o šituose renginiuose šilumokačiuose iššildo dumblą. Jį palaiko tą pastovią temperatūrą. Kad jos galėtų ten dauginti, taip, kad galėtų biodujas. Taip, dirbti ten tos anaerobinės bakterijos, įskirti biodujas. Čia dar yra kiti šilumokai, čia, kurie pasitarnauja tam, kad mes tos energijos sunaudotume mažiau. Tai būtent dumblas po pūdymo proceso, jis storioina į saugyklas, tokius sandėlius. Tai jis dumblas įkaitęs iki 35 laipsnių, jis čia apsikeičia šilumą su to nauju dumblu, jis pašildo dalinai naują dumblą, vat šituose apvaliuose. Pagamintos biodujos po žeminiais tinklais keliauja į dujų kaupyklą, kur sprendžiama, kaip jas naudoti. Dalis suspaudžiama įmonės kompresorinėje ir keliauja į žemės ūkio mokslus kremtančių studentų miestelio katilinę. Kita dalis iš nuotekų gautų biodujų patenka į šią katilinę ir 2 generatorių kogeneracinę jėgainę. Mūsų jėgainė yra 600 kW, reiškia, galingumo, tai maždaug, jeigu pastoviai dirbtų, tai į parą pagamintų, reiškia, elektros energijos maždaug 14 000 kWh ir šiluminės energijos apie 20 000 kWh. Jeigu dirbtų pastoviai 2 generatoriai, tai mes tos 2 generatorius galėtume atmaitinti tom biodujom ir mums užtenktų ir iš tų generatorių šilumos ir elektrą parduotume. Bet mums iš tų 2 generatorių šilumos truputį per daug, nes jeigu mes nesunaudojam, tai ta šiluma lekia į lauką per aušintuvės. Mums irgi yra neracionalu šildyti mišką, pavyzdžiui. Tai mes tada geriau jų mažiau sudeginam, bet tą dalį parduodam.
iš kurios šiluma nereikalinga. Tai mes stengiamės dirbti racionaliai. Tokius dumblo pūdymo įrenginius turi Utena, Klaipėda, Panevėžys, planuoja statyti Vilnius, kurio gyventojai seniai kenčia nuo neapsakomos kaupiamų po atviru dangumi nuotekų smarvės. Ir mažesni šalies miestai įpareigoti ekonomiškai tvarkyti savo nuotekas. O kalbant apie ekologiją, štai tokiu vandeniu pavirsta miesto nešvarumai, kai išvalyti Kauno vandenvalos įrenginiuose iškeliauja į Nemuną. Na, o mes traukiame į Vilniaus apylinkių miškus. Dar keli grybštelėjimai ir galingos smulkintuvo peilių sukapotos miško kirtimo atliekos tiesiog kirtavietėje virsta viena iš žaliosios energijos rūšių – medienos biomase. Tai visos medžio pramonės, miško kirtimo atliekos, malkos, biokuras iš energetinių želdinių. Viskas, ką užaugina gamta, kurios gėrybėmis žmonija šildytis pradėjo prieš tūkstančius metų. Vienos didžiausių šalyje biokuro gamybos įmonių specialistai tvirtina, Lietuva dar tik mokosi naudotis šiais atsinaujinančiais energijos ištekliais. Pavyzdys – tokios medienos atliekos. Nors jų šalies miškuose galime surinkti apie 1 milijoną kietmetrių, kol kas panaudojame labai mažai. Mūsų įmonė per metus patiekia apie 450 000 kietmetrių paruoštų deginimui kuro. Tai yra, iš tikrųjų nemaži skaičiai ir tie skaičiai iš tikrųjų reikalauja nemažo įdirbio ir nemažo išmanimo tokiame imliame darbe. Čia šone galim pamatyti sudėtas miško kirtimo atliekas, kurios yra kaip atliekinis produktas po miško kirtimo, surenkant visą tai, kas liko ruošiant apvalėją medieną. Perdirbama atliekinė ta žaliava, kuri, sakykime, daugiau niekur nepanaudojama, šiandieną mūsų yra ir potencialas, ir tikslas. Šiuo metu tokios žaliavos, sakykime, iš miškų perdirbama yra, ko gero, tik iki kokių 10%, nes dėl keletos priežasčių ir viena iš priežasčių yra dar neparuošti katilai tokiai žaliavai ir miškų urėdijos bei miškų savininkai tiesiog nenoriai dar ruošia. Mokslininkai suskaičiavo, nuėmę derlių per metus galime gauti 1,3 milijono tonų kurui tinkamų šiaudų. Malkinė mediena, visokie likučiai iš baldų gamintojų ir kitos medžio pramonės šakos ir kelmai, energetinės plantacijos per metus gali duoti energijos daugiau nei 1000 kilotonų naftos ekvivalento. Štai kiek pasirodo laukuose ir miškuose turime neišnaudotų žaliosios energijos klodų, juk net 1,5 milijono kietmetrių biokuro būtų galima gauti iš dabar miškuose pūvančių kelmų. Pradedant nuo šiaudų ir baigiant, sakykime, greitos rotacijos želdinių biokūrais, tos rūšys be abejo vėlgi jų negalima nuvertinti, jos yra labai perspektyvios, nes šiai dienai Lietuvoje, sakykime, yra daug nepanaudotų žemės plotų, maždaug apie 400 000 hektarų nepanaudotų dirvonuojančių plotų, kuriuose galima būtų auginti greitos rotacijos želdinius ir juos naudoti vėlgi kuro gamybai. Šiandienai mes šiaudų naudojame savo gamyboje maždaug apie 1–2%. Principe yra galbūt dar nepilnai paruošta iš šilumininkų pusės bazė, bet šiuo metu būtent tai yra intensyviai vystoma. Ir mes jau nuo šių metų iš tikrųjų intensyviai pradėsime naudoti būtent šiaudų biokūrą tam tikrose katilinėse. Generalinės miškų urėdijos duomenimis medienos biokūro draugiško klimatui ir pigesnio už iškastinį kurą. Miškuose paruošiama vis daugiau.